Sveikučiai, kągi mes čia turim šiandien, ogi Edviną. Aš tikiuosi, kad jūs žinot, kas jis yra, o jeigu nežinot, nes mačiau komentarų, tikrai klausėt, kas jis, tai galit nueiti pas jį, čia jis bus pažymėtas po šituo video ir viską sužinosit. Nelaukiam, turim tik 10 minučių, greitai, žodžiu, klausimukų, važiuojam. Pirmiausia, turbūt žmonėm ir dabar, ir prieš tai klausimas, kaip tu atsidūrei čia, kur esi ir kada tai atsitiko? Metai ir 10 mėnesių atgal. Buvo taip, kad Vilniuje nuomavausi butelį ir tiesiog jisai labai neprotingai išplanuotas. Ir per nelaimingą susitikimą kirtau nugarą žemyn ir laiptais į apačią susilaužiau stuburą keliose vietose, pamatinį kaulą. Visą kitą atsidūriau komai, po 3 dienų nebuvimo, atsibudau ir pamačiau, kad žiūriu, kojos neveikia. Ir mamai sakau, ai, velniop kojos, bent jau gyvas. Tai va toks ir dalykas. Puikus požiūris, sakyčiau, ne? Gerai, važiuojam, žinau, Edvinas mėgsta šnekėti, bet aš jį perspėjau. Ar šita situacija tau padeda išvengti heito? Nes, žinai, žmonės gaili, Jo, bet gailėjimas ir heitas labai skiriasi stipriai. Tai kas liečia gailesčio labiausiai turbūt nenoriu, lengviau priimu heitą negu gailestį. Bet yra heito? Yra. Nemaloniai yra. Ir iš esmės, vieną pavyzdį duok. Kiekvieną dieną, kaip ir šiandieną, tarkim, iš to iš ryto gaunu žinutę, kad sako, tik tai durniai užsijama ten laivų, ten darimų, ten dar kažką ir aš sakau, žmogau, susirask, ką nors mylėti. Asmeninė žinutė, ne? Jo, susirask kažką mylėti, sakau, tave mylėti, sakau, žykia, gamtą, pabūk, viską, žinai. Supratau. Gerai, ką sunkiausia tau pasidaryti, vieną dalyką išskirk, ką sunkiausia būnant šitoj situacijai daryti? Tokį vieną patį sunkiausią, kas tau daugiausiai sukelia. Sunkiausias dalykas yra tas, kad aš po traumos netekau raslės kartu. Ir sunkiausia yra susitaikyti su to, kad ir kaip būtų esu paralyžiuotas į apačią ir bet kada gali būti nelaimė kaip antras numeris. Tai draugai yra informuoti, kad mane persvedė iš karto, tai va tas sunkiausias momentas su to susitaikyti, kad viskas yra gerai. Dabar toksai... Dažnai paranoja. Kada tu... Tarpais jo, tarpais ne, kartais melagingai. Supratau, tikėkimės nebus čia. Jeigu ką pasakyti. Gerai, toliau. Ar tu iš vis turi santykius, ar turėjai? Turiu. Jo, 17 metų ir taip su pačiu žmogum. Ir niekas nepasikeitė, čia labai retas atvejis. 90% žmonių išsiskiria ir tikrai suprantu kodėl, nes sunku yra iš tikrųjų pristaikyti prie tokios situacijos kaip mano. Taip. Toliau. Ką gali pasakyti žmonėms, kurie yra tokioj pačioj situacijai kaip tu? Optimizmas. Tokia pačia situacija turiu menį, lygiai jaučiasi kaip aš, ar šiek tiek prasčiau, nes jeigu šiek tiek prasčiau, tai tada galiu kažką pasiūlyti. Tiesiog šitoj vietoje kartu. Nesustokit, varykite į priekį, pagalba yra, ją reikia susirasti, jeigu nerandat, paklauskit, padėsiu. Ir tiesiog dažnu atveju vežimėlis yra tik tai laikinas palydovas, o ne nuosprendis. Šaunus požiūris. O kas įkvėpia tave nepalūžti ir iš vis turėti tiek pozityvo, ar šitas pozityvas yra kaukė? Ne. Ar tu tai bandai nusiteikti, ar tai tikrai tu pats? Kaip pasakyti, daugiausiai įkvėpia draugai. Ir draugai aplinka. Tik to, kad pasidarė man toks kaip vaistas vos ne. Aš, kad ir su bloga nuotaika, bandau prisijungti, kad parodyti, kad ne visą laiką yra tik tai viskas labai gražu, gėlytės ir rožytės, kad būna ir prastų tų momentų ir dienų. Ir blemba prisijungiu ir už 5 minučių vėl viskas gerai ir vėl viskas šypsanas. Neleidžiat prasme, nusileisti apačią. Yra viena netgi tokia šeimos narių, tik toko šeimos narių mūsų, kad sako, kad kažką pametė. Ką, kur? Sako, šypsana. Blemba, viskas. Paprasti tokie momentai, bet jie... Tai sako, padarė kaip vaistas. Gerai. Ką pirmiausia norėtum padaryti, kai atsistosi ant kojų? Nes aš tikiu, kad atsistos. Aš tą klausimą buvau anksčiau gavęs, tai neatsimenu, ką buvo atsakęs, bet žinai, ką iš paskutinio mėnesio, tarkim, kas buvo, aš kai įsigijau tą atsistojimo vežimą tokį, aš pamačiau, kiek dulkių yra viršutinės lentynų. Valytum? Jo. Rimtai. Ne, rimtai. Aš pirmą yra įrašas, pažiūrėjau, sakau, blemba, kaip čia nešvaru.
Keliu gerulis. Nu gerai, sakykim, dulkės valys Edvinas atsistojęs ant kojų pirmą kartą. Gerai, ko labiausiai ilgiesi iš ankstesnio gyvenimo? Turbūt čia nuskambėt narcisistiškai, bet savo išvaizdos, savo kūno sudėjimo. Aš labai atrodžiau prastai, tada labai stipriai susitvarkiau ir savo tokiam kaip pykė, tas viskas įvyko. Ir labai, aš 3 metus dirbau ties to, kad susitvarkyti savo formą, kad viską bet labai pasiilgau to, kad, ta prasme, ir čia sakau visiškai nuoširdžiai, bet iš širdies tiesiog. Pasiilgau to, kad, kaip pasakyti, kai esi paralyžiuotas, tavo raumenis apačioje netaip gerai laiko, yra tas pilvukas, o to pilvuko nebuvo, čia buvo atsikratęs ir dabar jis vėl yra. To turbūt labiausiai pasiilgau, nes, kitkas gerai, nepasiekiamas jokios velniop yra, kur gali pasiekti. Taip. Žodžiu, geros formos, sporto, judėjimo labiausiai šito, ne? Judėjimas savo toksai yra, jeigu yra kokia nepasiekiama vieta, tai atsiras, kurią galiu pasiekti ir pakeisti. Gerai. Ar tavo požiūris į problemas yra pasikeitęs, nes gal ten man ryte sudužęs puodelis, žinai, yra problema. O va tas požiūris toksai, kad anksčiau tau sudužęs puodelis problema, o šiandien ar jis tau būtų problema? Jo. Būtų? Lygiai taip. Aš galvau, sakysi, ne. Lygiai taip. Irgi nervuojate sudužę puodelį. Žiauriai, ta prasme, žinai, apsikraunu tų nereikšmingų dalykų pastoviai, kaip ir anksčiau apsikraunu, taip ir dabar. Overreaktinu į nesąmonės ir kaip anksčiau buvo, taip ir dabar. Geras. O šiaip tai, žinokit, įsivaizduojat, Edvinas puikiai atlaikė tą daugiau nei pusę laiko, nes aš nebeturiu klausimų. Eik tu savo, geras, aš įstengiu. Tai jo, šaunuolis ant to. O tada aš dar taip ekspromtu paklausiu, o dabar per tą laiką keliavai kur nors? Daug, labai daug, nenustodamas dirbau. Aš neišbuvau savo pirminės reabilitacijos netgi, kuri trunka ar 3 mėnesius, ar 100 dienų, dėl to sunku, negaliu savęs cituoti. Tai aš net nesulaukęs galo tos pirminės reabilitacijos, aš jau iš karto išvažiavau į Lenkiją stipresnė reabilitacija. Bet tai tu taip greitai, čiagi metai laiko. Jo. Ta prasme, bet tu va toks, va. Ir nenustojant dirbti, nenustojant, kiek tai leidžia kūnelis. Gerai, tada dar tą vieną klausimą įterpsiu. Kiek laiko tarpo reikėjo, kad va tu susitaikytum su tuo? Nu, tipo, atsitiko, ne, ten? Tu ten bam atsikėlė viskas. Kiek truko, kad va tu taip va sėdėtum pozityviai? Ar tu iš karto atsikėlei? Žinai, aš pasakysiu dabar tokį netikėtą dalyką. Aš tik dabar prieš kokį gal porą mėnesių aš supratau, kokiam giliam aš esu įklimptas. Jo. Ta prasme, tiesiog, aš nežinau, ta prasme, visą laiką tas pozityvas buvo, bet tiesiog gulint lovoj, nei iš jo, nei iš to, užėjo tas toks momentas. Lemba. Čia žiauriai blogai, ta prasme, ir ašaras ir viskas, žinai. Jo, aš taip absoliučiai netikėtai, nes anksčiau gal taip, sakau, kai iš pradžių atsikėliau, ne, pažiūrėjau gerai, ten kojos mano neveikia, sakau, velniop bent jau gyvas, ne. Ir va tas tai ir vyko, aišku, praeini tą savo buvusio gyvenimo laidotuvės, tas tokios, kurias visi praeina, man jos labai trumpai truko. Ta prasme, nes tas gyvenimas, koks jis buvo, jis vis tiek nebus toks pat. O anksčiau aš sportuodavau, lėkdavau redučiai, tas viską, ten keliaudavau, viską ir tas bam ir staigiai sustoja šitą. Ai, žinai, ko labai pasiilgau atminties tęstinumo. Tiesiog, trumpalaikė atmintis, dingsta ir viskas. Bet žinok, ir aš neturiu atmintis, tai čia nieko baisu. Bet žinai, vaizdas, kai aš pardavinėjau savo tos drabužėlius, bagažinių turgelį, aš kiekvieną rūbą paėmęs, aš galiu papasakoti istoriją, kur aš buvau, su kuo aš buvau, ar buvo linksma, ar buvo faina ir visą kitą, tu supranti tą žodį. Edvinai, mūsų laikas. Okay. Mūsų laikas tiksi, labai greitai, žinau. Tai dar kartą visų paprašysiu, aš nuo savęs, žinau, Edvinas turbūt nesakys, bet eikit pas jį į puslapį, ten yra pažymėtas jo fondas ir kas norit, nenusipirkit kavos puodelio, bet perveskit ten pinigėlius. Tai mes galim visi padaryti ir euras, 3 eurai, 5 eurai, 10 ar kiek jūs galite sau leisti, tai labai labai jam padės. O aš linkiu, Edvinai, tau sėkmės. Ir tikiu, kad kitą kartą susitiksim, kai tu stovėsi. Anksčiau. Gerai, kad ir anksčiau. Buvo labai faina. Ate visiems, lauksim jūsų komentarų. Ačiū, Hebra.